Išleista knyga atskleidžianti šimtametę Lietuvos istoriją Lotynų Amerikoje, gabalėliai Lietuvos Lotynų Amerika. Šiame žemyne jau daugiau nei šimtmetį gyvuoja lietuvių rajonai, lietuvių įkurti kaimai ir miestai, stovi didžiulės lietuvių bažnyčios, paminklai Lietuvai ir lietuviams. Apie visą tai pasakoja naujoji Augustino Žemaičio ir Aistės Žemaitienės knyga. Knygos autoriai šiandien Labo ryto studijoje. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, Ignai, labas rytas visiems. Pasidalykite tais gabalėliais Lietuvos, Lotynų ir Pietų Amerikoje, ar jos ten daug, nes jūsų kelionė ir jau knygos pavidalu atsidūrusios istorijos užtruko, aš suprantu, apie 10-metį. Manytum, kad teko rimtai padirbėti. Iš tiesų, tai buvome tikrai ne vieną, ir ne du, ir ne tris kartus tam nuostabiam žemyne. Iš tikrųjų, knygoje daugiausiai atskleidžiama lietuvybė Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje, ten jos tikrai yra daugiausia, tačiau be jokios abejonės neliko užmaršty ir Kolumbija, Venesuela, netgi vienas kitas gabalėlis, pavyzdžiui, Panamoje. Tai tokie įspūdingiausios galbūt kelios vietos ir kai kurios iš jų yra ir ant knygos viršelio, tai yra toliausiai nuo Lietuvos esantis lietuvių rajonas 11 000 kilometrų, San Paulė, Vila Zelina, tai ten ir lietuvių bažnyčia, Lietuvos Respublikos aikštė su Laisvės paminklu, Kauno Laisvės paminklo kopija ir Kaunas vadinasi ir vienas aukščiausių pastatų, apie 20 aukštų tam rajone, Laisvos Lietuvos skersgatvis, taip pat yra Patagonijos toliuose, 14 000 kilometrų nuo Lietuvos, lietuvių muziejus ir toks kaimelis, kaip liaudies muziejus, tarsi pagal Rumšiškės įkurtas, kadangi ten tokia įdomi istorija, kad ta šeimininkų šeima, kuri jau užaugus Argentinoje ir nekalbėjo lietuviškai, bet jie grįžo po nepriklausomybės aplankyti Lietuvos, Rumšiškės aplankė ir Rumšiškėse rado Bruno Lukoševičiaus giminės namą perkeltą į Rumšiškės ir jie pajuto tai kaip įkvėpimą kažką panašaus pastatyti ten Lietuvai Patagonijos toliuose. Taip pat Buenos Aires, kur yra lietuvių centras, susivienimas Lietuvių Argentinoje, didžiulė lietuvių bažnyčia, 5 ta visoje aglomeracijoje, 5 Lietuvos garbiai pavadintos gatvės, daugiau negu bet kur kitur pasaulyje. Tai mūsų knyga iš tikrųjų yra ne tiek apie tą istoriją, bet kiek apie vietas. Vietas, kurios egzistuoja šiandien, kurios yra išlikusios, kurias galima aplankyti. Ir knyga yra kaip toks jau rezultatas galutinis čia darbo Lotynų Amerikoje. Tačiau iki tol buvo ir yra iki šiol gabalėlė Lietuvos LT, internetinė enciklopedija, kur dedam dar daugiau tos tekstinės informacijos surinktos iš vietos lietuvių pasakojimų. Ir pagal tą informaciją jau tikrai nemažai kas yra rašę mums, kad ir keliavo, ir aplankė tas vietas, ir tai jiems įdomiai ir naujai atskleidė ir pačią Lotynų Ameriką, ir kartu Lietuvą. Aiste, kad Brazilijoje yra kaimas pavadinimu Lituanika, aš tikrai nežinojau ir suprantu, kad knygoje atrasčiau dar daugybę man nežinomų vietų, statinių ir lietuvybės paminėjimų. Koks yra Brazilijos kaimo pavadinimu Lituanika? Kokia istorija? Iš tikrųjų, istorija labai įdomi. Tai yra Lituanika kaimas esantis maždaug 80 km nuo San Paulo ir ten yra virš 40, apie 40 pastatų lietuviškų. Tai yra ir žmonių gyvenamieji namai, daugiausia lietuvių kilmės asmenys ten gyvena, taip pat, tarkim, koplyčia ir panašus aptarnaujantis pastatai. Ir iš tikrųjų ir Miško brolių gatvė, Dariaus ir Girėno gatvė. Tai yra visiškai lietuviška vieta, tokia milžiniška kaip privati gyvenvietė, kur istoriškai kūrėsi daugiausia lietuvių kilmės žmonės, dabar jau kažkiek yra parduotuvų, sklypų ir ten gyvena nebūtinai tik tai lietuviai, tačiau istoriškai ir tas, kaip jūs ir minite, pavadinimas be abejo atsirado dėl to, kad lietuviai tai pastatė ir įkvėpė. Na, jie kartu nusipirko žemę, jau gerokai įdomu, kad praėjus daug laiko, nes šiaip lietuviai į Lotynų Ameriką masiškai migravo vienu istorijos periodu, tai yra tarpukaris. Bet tai jau gal ne visai ta karta, apie 78 metus ta Lituanika įkurta. Tada norėjo lietuviai turėti kažkokią erdvę ir tai Lotynų Amerikoje ta istorija kartuojasi, erdvę, kur leisti vasaras. Tai buvo iš pradžių kaip poilsiavietės, kaip sodo nameliai, sakykime, būtų pas mus Lietuvoje analogas. Bet paskui ilgainiui ten išgrindė kelią, tai ilgainiui dalis persikėlė ir gyvent, bet tas irgi įdomus dalykas, kad čia ne iš karto, po daugybės dešimtmečių lietuviai jau ir palikuonys lietuvių sugalvojo įkurtą Lituaniką. Už kiekvienos lietuviškos bažnyčios, paminklo ar kito įprasminimo be abejo yra žmonės su savo istorijom. Kiek šioje knygoje jūs dalyjatės istorijomis, kurias jums teko išgirsti ir kiek jūs apskritai važiuodami į tas vietas ieškojot ne tik paminklų kaip
įrašų apie Lietuvą kitose žemynuose, bet ir pačių žmonių istorijų. Iš tiesų, kadangi tikslas mūsų labiausiai buvo įkvėpti lietuvius keliauti ir aišku, ir užsienio lietuvius pažinti savo kraštą, tarkim, Brazilijos lietuvius pažinti, Argentinos ar Jungtinių valstijų žmonės, kurie keliauja į Pietų Ameriką, Latino Amerikos vietas pamatyti, tai be abejo daugiausiai yra koncentratas į tas vietas, kurias nuvykus galime lengvai pamatyti, patekti, ten muziejus ir taip toliau. Ta vieta, kuri kviečia ją aplankyti, tai yra labai konkretų žemėlapiai, pačios geriausios, daugiau nei 400 atrinktų nuotraukų pačių objektų, tačiau lygiai, kaip jūs ir sakot, absoliučiai teisingai, istorijos yra labai svarbus dalykas, mes jų susirinkome galybę, gabalėlį Lietuvos svetainėje internete, žinoma, jų yra gerokai daugiau, čia nugulė tik tai, kas yra svarbiausia ir įdomiausia. Tai iš tikrųjų knyga susideda iš 3 dalių, tai pirma dalis yra įžanga, kur galima bendrai paskaityti apie tai, kaip atsirado ta Latino Amerikos Lietuva, kokie ten yra tipai objektų, kuriuos statė ir kodėl statė ir kuo išsiskiria lietuvių bažnyčios paminklai lietuviams, kas tie lietuviai įprasminti ten ir panašiai. Tada pagrindinė dalis tai yra po skyrių kiekvienam regionui su daugybė nuotraukų, iš viso virš 400 nuotraukų, su žemėlapiais, iš viso virš 10 žemėlapių. Tai pavyzdžiui, Buenos Aires, San Paulas, Buenos Airių apylinkės, Urugvajus, Montevidėjas ir panašiai. Ir pabaigoje yra, kaip visa tai vyko, maršrutai ekspedicijos, kaip rinkta medžiaga. Ten yra ir daug žmonių nuotraukų, kurie suteikia tą informaciją ir taip pat tų žmonių trumpai istorijos, kaip jie dalyvauja to lietuviškoje veikloje, nepaisant to, kad dažnai yra 3., 4. karta tenai. Ir aišku, ir kalbant apie pačius objektus, tai už kiekvieno objekto slypi istorija, kai kur jos gana aiškios, bet jos tikrai įdomios, va, kaip Lituanika kaimo, bet kai kur tas istorijas teko tikrai gliaudyti labai ilgai. Na, ten, pavyzdžiui, yra toksai apleistas viešbutis Lietuva su Gedimino stulpais fasade į šiaurę nuo Buenos Airių taip atokiai, kad ten net mašina neprivažiuos, ten tik laivų galima nuplaukti. Tai reikėjo organizuoti mums, kad vietos gaisrininkas ten toks nuplukdytų mus. Nes nėra jokių reisinių laivų, kurie tave gabentų ten, tarkim, 8-15. Ar tai veikiantis viešbutis? Ne, tai yra apleistas. Tai iš tų irgi panašiai kaip Lituanika, turbūt panašiai istorija iš dalies, kad buvo periodas, kada lietuviai labai norėjo tas kartu leisti vasaras drauge, tai ten vyko ir veikla visokia, bet jeigu Lituanika išliko iki šiol, tai tas viešbutis, na, jisai buvo apleistas, bet pastatas išliko. Tai va, įdomu, kad Latino Amerikoje, priešingai negu JAV, kur buvo išėjo mūsų pernai pirma knyga Gabalėlė Lietuvos Amerika apie JAV lietuvių paveldą, tai ten daug kas nugriauta, o čia vis tiek mažiau turtingi tie kraštai ir labai daug kas taip ir likę, įstrigę tarsi laikė ir erdvėjai. Ar lietuvių įkurtose bažnyčiose, muziejuose yra lietuvių? Ar jos lankomos, ar ten jaučiasi lietuviška dvasia? Iš tiesų taip, ir kas Latino Amerikoje ypač žavi, gal ypač kai mes lyginam su Jungtinių Amerikos valstijų, lietuviai, žinoma, ten Jungtinėse valstijose irgi labai daug šnekančių lietuvių kalba žmonių, tačiau dažnas atvejis būdavo Jungtinėse valstijose mišri santuoka ir tada jau vaikai dažnai lietuviškai gerai nebekalba. Tuo tarpu Latino Amerikoje yra iš tikrųjų labai daug kraštų ir lietuvių klubų, tarkim, Urugvajuje, Montevidėjoje, ar ten, tarkim, Argentinoje, Berise, Nemunas ir Mindaugas, kur priklauso daug jaunimo ir jaunimui yra tiesiog madinga, nepaisant to, kad, tarkim, imigravo tik tai proseneliai, dar kokiais 1929-aisiais ir, tarkim, net tėvai nešnekėjo ir lietuviškai visiškai tėvai nesimokė, o vaikai savo tiesiog ratelėje tapo madinga išmokti lietuvių kalbą, prisijungti prie lietuvių klubo veiklos ir iš tikrųjų ir žmonės, kurie jaunesni už mus, mums metų atitinkamai 38 ir 39, tai tokie, vat, į tuos klubus nuvažiavus jaunesni žmonės už mus puikiai kalba lietuviškai ir tas iš tikrųjų mus labai sužavėjo. Ir labai norėčiau pakviesti rytoj Martyno Mažvydo bibliotekoje 18:30 šitos knygos pristatymas, tai galėsim daugiau papasakoti. Ačiū Jums, kad atvykote į studiją. Augustinas ir Aistė Žemaičiai parašė knygą Gabalėlė Lietuvos Latino Amerika, ne tik parašė, bet ir ten pabuvę ir surinkę visas istorijas. Dėkui Jums už skirtą laiką, o dabar išklausykim naujausių žinių.